Įveiktas pirmas kilometras. Liko dar tik 99, o jau maisto atsargų beveik nebeliko. Tokie laukai visada man primena Lietuvą, tėvynę mūsų. Gražu. Norvegija graži. Čia va pardavinėja saulėgrąžą. Šiedus. Saulėgrąžų laukai. Gražu. Čia gali nusipirkti saulėgrąžų žiedų. 15 kronų. Nereikėtų tiek kilometrų, ne, aš gal nupirkčiau. Mano bičiulis eina, pamojok bičiulį. Nu va, pirma pertraukėlė, nuėjau 12 kilų, 2 valandas 15 minučių. Atsipūsime, 20 minučių ir vėl išgiausime. Pertraukėlėm, kas kad turim testą, nešamės. Mamukas. Mamuka. Mama, salotas, šalkiškių. Opa, kiek keliauja po Norvegiją. Stangiai, dalieku. Kaip reikia kojines įsižymėti. Dėdėsi prie kūno. Kuo šilčiau. Kuo arčiau kūno. Ir eini. Skanūs obuoliukai. Geri, ne? Viskai norvegiški tigrai. Tiesiai iš sodo. ...25 kilometras, antra mūsų pertraukėlė. Ne 25. 5, sakau. Šiaip planavom kas 10 km stot, bet nusprendėme kas miestelį kol kas pauzės daryti. Tai kas 13 km galima sakyti, arba 12 stojam įsėtis. Jau biškai jaučiasi. Bulviakas vyksta. Vasaros slidininkai, kur labai populiaru Norvegijai. Nu jau 35 kilometrus, jau jaučiasi kojytės. Biškai nuovargis lengvas toks jaučiasi, nes vien dėl kuprinės, pas mane kuprinė apie 11 kilogramų sveria, tai jau nugarą biškai jaučiasi. Bet nepasiduos. Tikrai eisime toliau. Kur? Va ten. Ne, ten nenori atsidurti, kol kas eina palei autostradą, labai geras takelis. Šiaip tai kol kas tikrai patogu eiti, jokių problemų nėra. Jeigu tas takelis taip ir dar toliau eis kokie 30 km, tai būsiu labai patenkinti. Jau 50 kg yra pusė kelio įveikta. Ką, 57 kilometras. Draugelis jau nusirašė, paliko mane vieną. Jau nužygiuota 60 km. Naktis, tamsu. Nelabai smagu. Jau einu po pertraukos 70 km. Ir bus geriau pertraukos nedaryti, nes atsistot nebegali, tai viskas skauda. Kojas, kelienos, viskas, nugarą, pečius. Pradėti reikia eiti dabar, tai viskas skauda.
Viskas, palūžau. Nuėjau 80 km, laikas 19 valandų, dabar yra 5 ryto, jau nebegaliu. Puslių prisitryniau, kojas skauda, viskas skauda. Tingiu net kalbėti, jeigu rimtai. Nesusigalvokit tokių nesąmonių daryti kaip aš. Tai dabar paskambinau draugui, atvažiuoja paimti, nes 20 kg liko, nebegaliu jau viskas. Nusirašiau, pasidaviau.